Esame Raimundo Vitkausko ūkyje. Laikome 880 melžiamų karvių. Galvijų mišrinimą vykdome apie 10 metų. Mūsų bandoje praktiškai visi gyvuliai buvo žali. Tai pirmiausia įsivedėme holšteinus ir visą bandą sėklinome tik jais. Pasiekus holšteino kraujo 75% įsivedėm žaluosius. Stengiamės išlaikyti holšteino kraujo apie 60%. Šiuo metu įvedinėjam trečią veislę – džersius. Kad išlaikyti didelį pieno kiekį ir aukštas pieno medžiagas, džersių veislės buliais sėklinam tik telyčias. Šiuo metu naudojam Skandinavijos holšteinus, vikingų žaluosius ir Skandinavijos džersius. Kodėl būtent šios veislės? Holšteinam nėra lygių dėl savo pieno kiekio. Be viso to jie turi puikiai išvystytą tešmenį, kuris pritaikytas gaminti, nešioti ir atiduoti tokį pieno kiekį. Holšteinai yra nuolat atnaujinami, jų didžiulė populiacija, todėl labai didelis bulių pasirinkimas bet kokiai veisimo krypčiai. Žaluosius pradėjom naudoti, norėdami neprarasti pieno, bet pasigerinti pieno riebalus ir baltymus. Taip pat ši veislė pasižymi puikia sveikata, vaisa ir kūno kompaktiškumu. Tai antra veislė po holšteinų, jeigu vertinam pagal pieno kiekį. Ši veislė leido mums išgauti heterozės efektą, nes veislės labai artimos viena kitai, bet skirtinga genų struktūra. Džersio pienas yra baltymingiausias ir riebiausias iš visų veislių. Prie viso to mes turim lengvą veršiavimąsi, todėl bus visiškai nebaisu sėklinti su holšteinais, kurie yra už džersį ženkliai didesni. Puikus užkibimas sėklinant, tvirtos kojos, puiki veislė leidžianti toliau kryptingai dirbti, didelio pieno kiekio, puikios sveikatos, kompaktiško kūno ir aukštų pieno medžiagų link. Sėklinant pagal šią schemą galima išlaikyti technologiškai tvarkingus gyvulius. Gyvuliams puikiai tinka esamos gulėjimo vietos, melžimo aikštelė, jie kompaktiški. Į bandą mes žiūrim kaip į vieną vienetą, o ne kaip į atskirus gyvulius. Tai šis mišrinimo planas suteikia galimybę spręsti turimas bėdas ir problemas iš esmės. Nežiūrint to, kad gyvuliai yra mišrinami, renkamės geriausius bulius. Skandinavai turi labai stiprią veisimo programą ir buliai atrenkami ypač griežtai. Tai kontinentas su didžiausia produkcija Europoje. Maža giminingumo rizika, heterozės efektas, griežtai atrinkti geriausi buliai, nesudėtingas sėklinimo plano sudarimas, aiški struktūra, ką su kuo sėklinti, tai užtikrina nepriekaištingai valdomą reprodukciją.